Mokyklos mokymų tema. Ja savaip motyvavo ypatingas 30-osios Būtingės stovyklos svečias, žinoma žurnalistas, politikos apžvalgininkas Tomas Viluckas. Pirmiausia, kad vis tiek jie susidurs savo gyvenime su įvairiais iššūkiais, problemomis, išbandymais, tai yra neišvengiamybė tam tikra. Ir vis tik mano pagrindinis tikslas buvo, kad tie jauni žmonės susidūrė su tais iššūkiais ir išbandymais, jie vis tiek neprarastų vilties ir vis tiek turėtų tą žvilgsnį perspektyvą, kad vis tiek tas blogis nėra galutinis taškas, su kuriuo jie susidurs savo gyvenime, kad vis tiek yra kažkas daugiau ir kad vis tiek viskas išeina gera. Kalbėjote apie tai, kad tamsa ir šviesa, kad tamsa gali virsti šviesa. Taip. Nes iš tikrųjų tai yra biblinis principas, kurį mes randame Apaštalo Pauliaus laiškuose, kurį mes randame įvairiuose Naujojo Testamento vietose, kuris pagaliau aiškiai yra krikščioniškoje tradicijoje, kaip perėjimas iš tamsos į šviesą jau Kristaus Paschos slėpinyje. Kai Kristus vis tiek jo gyvenime Jėzaus mes matome tai, kad vyksta perėjimas iš mirties į gyvenimą. Tai yra krikščioniškas dėsnis ir principas, kurį visuomet mes turime išlaikyti krikščionis ir jį žvelgti. Bet apskritai yra įmanoma blogį įveikti gerumu. Mes niekuomet negalime turėti galutinio apibrėžimo ir žvilgsnio, kaip yra, dėl to, kad mūsų žvilgsnis visuomet perspektyva yra tik žmogiška. Dievo perspektyva į žmogų yra daug platesnė ir tos, kurias mes negalime apriepti. Tai mes galime tik tai perspektyvai pasakyti amen. Ta prasme, kad Dievas mato ir pažįsta žmogaus širdies slėpinius. Ir jisai visuomet žino tą paslaptį, kodėl blogis yra šiame pasaulyje ir kodėl jisai yra žmoguje, kažkuriu būdu pasireiškia visuomenėse mūsų. Ir jisai vieną žino ir jisai už tai atsakingas. Ir mes tai matome Kristaus kryžiuje. Buvo klausimai pateikti ir apie smurtą, ir apie jūsų paties krikščionišką patirtį. Ar laikot, kad pakankamai čia buvo gyva ir vaisinga tas pokalbis? Ir vėl, kaip sakoma, tas vaisingumas mūsų akių yra paslėptas čia, kaip iš to palyginimo apie sėjėją, kai sėkla krenta, o kur jau jinai nukrimta, ten ir subręsta tas vaisius. Tai aš turiu vilties, kad į gerą dirvą nukritam.